Labadiena visiems. Trumpas vasariškas komentaras apie pačius šviežiausius politinius įvykius, kurie šiuo metu rutuliojasi. Ir po premjero pasisakymo prezidentūroje, manau, kad tikrai norėsite išgirsti, ką Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga mano į šią situaciją ir būtent premjerų pasiaiškinimus ir kokius veiksmus ruošiasi daryti mūsų partija. Tai pabandysiu trumpai keliais sakiniais, kaip mes matom šią situaciją. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga ir aš asmeniškai. Tai kad bus būtent kova, rimta kova ir susipyks politinės jėgos, ypač valdančioji dauguma ir dar su konservatoriais, mes tai prognozavom, bet manim, kad tai vis dėlto įvyks tik tai po 2 metų. Kada artėja savivaldos rinkimai ir kada jau koalicijos susitarimai jau praktiškai bus niekam neįdomus, tada įvyks mūšis ir viskas pradės liesti į viešumą. Ir tai mes planavom, kad bus po 2 metų, bet pasirodo įvyko po 1. O kodėl? Panašu, sukrito labai daug dalykų vieną krūvą ir kabo vienintelis ir pagrindinis, manau, šio konflikto dirgiklis, tai nei didelis, nei mažas, tai yra vis dėlto tie 15 milijardų, kurie ateina į mūsų gynybos krašto apsaugos sistemą ir jos įsisavinimo procesą. Dabar trumpai apie tą visą procesą. Mes Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungą stebėjom į šono labai ramiai, kaip ir sakiau, tikėdamisi to konflikto ir laukim, kada į tą ringą sulips tiek konservatoriai, tiek socialdemokratai. Mums tas boksas jų tikrai labai įdomus ir žinom, kad jie tikrai nesiboksuos pagal taisyklės, tikrai vietoj pirštinių jie ne tik tai, kad bus plikais kumščiais, bet naudos kastetus ir daužysis vienas į kitą labai stipriai ir sakėm, darykite tai kuo stipriau, nes žmonėms bus įdomiau, likit su kas antru dantim, bet žmonės tikrai pamatys, ką išsirinkę buvo vieni ir kiti ir gal tik tai tada pradės galvoti prieš rinkimus, ką renka į valdžią. Kodėl taip sakau? Žiūrėkit, konservatoriai irgi prisidirbė tiek, kad jau jų tikrai žmonės ne tik, kad neapkenti, bet ir neišrinko į valdžią, nes tiek Baltkepas su savo pensininkų pinigais pradingusiais, tiek Fokspėjus, tiek įvairūs skandalai, tiek pedofilijos skandalų priedanga, o dabar pakeitė pirmininką Kasčiūną, ar ne, kuris pakeitė susikompromisavusį Landsbergį politiškai, ar ne, o šis irgi ne ką geresnis kalba viešosiuose laiduose apie nelojalių piliečių žudymą. Plius valstybės kontroliai pradeda aiškinti ir rodyti, kad vis dėlto nežino, kur panaudoti 700 milijonų eurų būtent pinigų iš biudžeto. Vėliau pasirodo, kad 2 milijonai irgi ne pagal paskirtį panaudoti, kurie buvo skirti civiliniai perspėjimo sistemai vykdyti. Nekalbant apie tai, kad krašto apsaugos ministrai Dovilei Šakalienei kokius viražus daro ir niekas jai nieko priekaištų nedaro, nors jau pradeda evakuoti su kariniais lėktuvais iš vidurio Europos vieną pilietį, ne, ir atrodytų viskas normalu. Ir prezidentas duoda maksimalią, kaip pasakyti, jiems eigą ir nieko per daug nekompromituoja. Bet iš ties po konservatorių valdžios į valdžią išrinkti socialdemokratai ne ką geresni. O pastarieji ateina su melu. Rinkevičiūtė apsimelavo, kad iš pradžių būsiu premjerė, paskui pasirodo jau tik pensininkė, ateina Paluckas, išrenka Palucką, kuris irgi prisimeluoja. Ten su Saulius Skverneliu atsimenat irgi tam tikri viražai. Bet tai jau buvo pačių pradžia, irgi nieko gero nežadanti, kada į premjerus pasiūlo ką, o pasiūlo būtent teistą asmenį. Atrodytų, kad negana to, kad jie atrodytų jau turėjo būti visko, jau ir tikrai negalėjau net tokio varianto pasikesti tautą, bet ne, pasirodo tyla. Tai priėjom prie to, kad prasidėjo melas dėl mokestinės reformos, neva jos reikalinga krašto gynybai, o pasirodo, kad jau reikia tik tai taip mokestinės reformos ir niekas nesupranta, kodėl, nors paaiškinau ir pačioj pradžioj, kad tai yra susijęs su tais 15 milijardų gynybai. Po to pasižiūrėkit suprantamai, kad kadangi atėjo tokie, kur praktiškai premjeras teistas įrodo visiems pavyzdį, tai pradeda
keisti baudžiamuosius kodeksus, ar ne, kada galvoja, aha, jeigu nedaug dievė, turbūt paslysi kažkada tai, o gali būti negerai, tai reikia būtent ir piknaudžiavimą iki 20 000 padaryti, kad nebus nusikaltimas. Atsiranda poligrafų klausimai, kurie tikrai atrinkinės jiems tik tai savo eilės, ko gero įmonės, ar ne, o pasirodo, kad tai gali būti paskutiniai atvejai su premjero ir premjero šeimos verslo, ne, kada vienaip ar kitaip gaunami ES pinigai. Iš ties susikalė dvi juodos politinės jėgos, išėjo į rinką ir dabar daužosi iki negaliu, ar ne? Bet Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga pasakė, kad gana stebėt šitą, kaip sakyt, kovą, nes iš ties jau peržengtos absoliučiai visos sveiko proto ribos, kai paaiškėjo aplinkybė, kad pasirodo premjeras ne tik, kad buvo teistas, bet dar ir nesusimokėjo jam pritaikytos baudos. Ten irgi istorija labai įdomi, ar ne, kad ne, teismai keitėsi, kažkaip tai stebuklingų būdų pražiopsojo jo nesumokėjimą ir taip toliau, bet kyla klausimas, o kaip jis tada tapo Seimo nariu? Nekalbant apie tai, kad jis tapo premjeru, kuris netlikęs normaliai bausmės, tai yra nesusimokės baudos. Čia valstiečiai jau sakė, gana, užtenka. Tada tebūnie, kad ir mes opozicijoje esam, ir konservatoriai, liberalai, bet reikia vienytis, šaukti neeilinę sesiją, raginti pradžiai premjerą atsistatydinti, nes tikrai čia ne pabaiga. Ir jeigu to nepadarys, pradėti apkaltos procesą. Kito kelio nėra, nes čia jau visiškas dugnas. Negana to, paaiškiau, kol dar šitas klausimas neįsirutuliojo iki logiškos pabaigos, pradėjau lyst dar baisesni dalykai, verslo atveju ir taip toliau. Tai negana to, kad jau prisidirbo premjeras, kilo dar vienas, tada iškilo dar viena aplinkybė, kuri mano galva yra labai aiški visiems ir turi būti signalas visiems, kad šiais laikais, gerbėmieji, jau nieko nepaslėpsit. Ir jeigu kaip galvot, kaip kriminalinio pasaulio atstovė galvoja, kad manęs tikrai nepagaus, aš kažką tai darysiu ir jeigu pagaus, tai pagaus, bandytis reikės teisme, tu įrodyk, ką dabar premjeras ar nesako. Bet panašu, gerbėmieji, kad žurnalistai arba kažkokios iniciatyvinės galbūt grupės naudoja šių metų technologijas, kaip pavyzdžiui, dirbtinį intelektą, ir surasti įvykius, kurie labai seni ir labai užsigulėję kažkur, kur paprastai žmogus jo negali atrasti, dirbtinis intelektas tikrai tai gali padaryti. Vien tik tai ta aplinkybė, kuri galbūt kai kam praslydo pro ausis, kad netgi atrenka, kad kirtų Baltarusijos sieną vienam automobilį sėdintis Skvernelis, premjeras ir dar kažkas, tai rodo kažką tai tokio, kur jau pasijungiamos tam tikros turbūt technologijos. O jas galima pasijungti ir aš esu net įrodęs, kad Lietuvos, ne tik Lietuvos duomenų bazės, tos labiausiai apsaugomos, yra visos pažeidžiamos, yra nulaužiamos ir tam tikras informacijos kiekis, milžiniškas kiekis guli juodajame internete ir prie jo, kas turi prieigą, gali surinkti viską. Tai jeigu dar pajungi dirbtinį intelektą, tai ten gali taip sudėlioti, kad nereikia nei specialių žinių, nereikia kriminalisto patirties ilgametis, tau dirbtinis intelektas sudėlios pagal laiką, netgi reaguojant ir patarimus duos kaip į visuomenę, kaip pateikti informaciją, taip kad manau, kad po truputėlį dozuojasi informacija ir ta informacija dabar suaktualizuota būtent tik tai nukreipta į premjerą ir tai tikrai ne paskutinis atvejis. Patikėkit. Bet tai signalas ir visiems kitiems, kurie sugalvojo, kad reikia keisti baudžiamuosius kodeksus, kad galbūt apsisaugosim, galbūt čia poligrafus pakeisim, čia mes vėl tuos 15 milijardų, kurie ateina, tik tai greitai susišluosim ir pabandysim baltai siūlai siūti, jeigu kažkas pagaus, tai įrodykit. Nieko panašaus, gerbėmieji. Čia jums visiems signalas, kad ko gero tai bus panaudota prieš kiekvieną, o tai ir yra gerai. Ir manau, tai antras etapas, kuris arba turi būti apgalvotas visiems tiems, kurie dar sugalvoja kažką tai gelbėti ir panašiai. Manau, kad papulsit visi po būtent turėsit pereiti šį filtrą. Trečias galbūt klausimas irgi labai aktualus, o prezidentūra. O prezidentūra šiai dieną irgi žiūrim užsidarius, labai žino, ką daryti, nes prezidentas, gerbėmieji, davęs palaipinimą būtent socialdemokratam. Aš kaip sakau, patepęs iš alyvmedžio aliejum kakteles, Blinkevičiūtei, Paluckui ir visiems kitiems socialdemokratams ir viešai pasakęs, kad tokie čia geri, tokie stebuklingi, o pasirodo ne. Ir dabar galvoja, kaip ieškoti, su kokia priemonė tą patepimą nuvalyti.
liaudiškai tariant, kur tą stebuklingą, tą feirį rasti, ar ne, kad ne tik nuvalytų, bet ir dėmę ištrintų. Tai šiek tiek laukiama, pabandau tokį procesą kaip neva pasitikrinimą Seime, dabar pasirodo dar davė 2 savaitės, bet panašu, kad tas 2 savaitės tik išeis dar blogesnė išvirs gali situacija, nes paaiškės dar daugiau informacijos. Bet panašu, kad žmonės tie, kurie renka tuos duomenis, o gal ir patys, kai kurie, kai sakom, tas ir Černiauskas, ir ar Tapinas, arba jiems kažkas tą informaciją teikia, tos informacijos gaus dar daugiau. Taip kad tai yra tikrai proceso ne pabaiga ir mano galva, kad mes pamatysim labai daug dar įdomių dalykų, nes kas gali tokį jovalą leisti įsivystyti iki beprotiškos arba nesuvokiamos situacijos. Vienintelis dalykas, gerbėmieji, tai yra pinigai. Labai dideli pinigai. O čia pakartosiu, yra 15 milijardų, kur Lietuva, ne kaip visos kitos NATO valstybės, sugalvojo užsibrėžusi įsisavinti ne per 10 metų, per 5, per šią kadenciją. Ir čia jau kaunasi. O kaunasi panašu ne tik tai tarp konservatoriai ir socialdemokratai. Panašu socialdemokratų viduje jau vyksta kovos. Tos, kurios jau matėsi nuo pačios pradžios ir mes valstiečiai apie ją sakėm. Jaunoji karta ar senoji. Dėl to čia atsiranda ir Olekas su savo senąją komandą, kurie ko gero bando priešintis įžūlesniems socialdemokratams, kurie Čekučių skandaluose beveik visi pagrindiniai irgi įsipainioja, nes turėjo savivaldybėse savo merus. Matydami, kad neina kažko tai jau teismai nuteisinėja, reikia kodeksą keisti. Žodžiu, baisus dalykai darosi ir naujas sistemas bandys sukurti poligrafų keitimu, kad atsirinksi tam tikras tik tai jiems turbūt lojales ir galės juosios dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kas liečia krašto sistemos dabarties ar karinės pramonės įsigijimą arba stiprinimą, ar ne. Iš ties daug dalykų ir prezidentas nelabai kažką tai, manau, šiuo metu labai gali ką padaryti, nes labai daug interesų grupių susitelkia į vieną pusę ir kol kas neaišku, kas su kuo reikiuojasi. Dabar ką Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga darys? Ar eitų, jeigu griūtų vyriausybė į koaliciją? Manau, kad ne. Nes mes kaip ir pačioj pradžioj, dar iki tų visų jo valų, ar nesakėm, kad jeigu mus kviestų, mes prašytume, dar kada buvo nepaaiškėjusios visos šitos skandalingos situacijos. Jeigu mus kviestų, mes prašytume, kad būtų keista vyriausybė, tam tikri ministrai ar ne ir panašiai, bet po šių atvejų, kada dar plus priimta jau mokestinė reforma, jeigu mus kviestų į koaliciją, mes be jokios abejonės reikalautume pakeisti priimtus įstatymus susijusius su mokesčiais ar ne, o akivaizdu, kad to nedarytų. Su ministrais galbūt ir keisis, bet iš ties yra daug padaryta irgi jovalų, kaip pavyzdžiui, ne tik kas liečia krašto apsaugos ministeriją, ar ne, kurie jau evakuacijas įgyvendina, ar ne, iš vidurio Europos. Plius dėl tų pinigų, kur valstybės kontroliai sako, kur pinigai, kur pradingo 700 milijonų, kur tie ir tie, niekam nebeįdomu. Tai mes reikalautume, kad pasidarytų įdomu ir būtų pradėti tyrimai. Iš ties manau, kad to irgi nenorėtų leisti ir nesutiktų, o plius, ko gero, dalinasi jau ir tam tikras galbūt įtakos sferas viduje, taip kad Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga į tas pamazgas, kuriuose dabar maudosi, tiesiog prausėsi viešai ir ne tik valdantieji, tik konservatoriai, mes su šia valdžia į koaliciją tikrai neįtume. O kaip baigsis? O panašu į tai, kad jeigu ir toliau rutuliosis visą tai, vyniosis į didelį kamuolį, premjeras stovės savo pozicijoje, kaip teisės sakys, o tu įrodyk, ar ne? Prezidentas galbūt irgi kol kas dar nežino, ką čia reikia daryti. Manau, kad žmonės sukels. Žiūrėkit, Ukrainoje vyksta karas, bet vos tik pajudino padalinius, kurie susiję su kova su korupcija, netgi tie susirinko vėl į mitingus Ukrainoje, kai vyksta karas. Manau, kad į Lietuvoje tas pats bus. Ir šalia traktorių atsistos labai daug žmonių. Ir manau, tai ir bus paskata, kada ne tik ko gero reikės keisti premjerą, bet žiūrėkit, kad ir nebūtų nauji Seimo rinkimai. Tai va tokia mano refleksija ir nuomonė, ką galvoja Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga apie šį absurdą. Ir dar sykį kartuoju, manau, kad šio absurdo pagrindinė priežastis tai yra 15 milijardų, kuriuos dabar skirsto vyriausybė, kuriai vadovauja premjeras, teistas už korupcines nusikalstamas veikas,
kuris susimokėjo baudą tik tai, kada paaiškėjo tam tikros aplinkybės ir kurio komanda negalvoja, kaip padėti žmonėms, bet galvoja, kaip pakeisti baudžiamąjį kodeksą, kad nebūtų piknaudžiavimas iki 20 000, kad galėtai panašu daryti, ką nori, nes 15 milijardų tai yra didelė suma. Štai, mėlyjeji, pagrindinė priežastis. Iki kito